su manim padarė tokį mini eksperimentą. Tai man parodė 2 vienodas nuotraukas. Vat 2 tos pačios moters nuotraukos. Bet dešiniai pusiai buvo patrauklesnė. Tada parodo dar kitą nuotrauką iš toliau šiek tiek. Irgi, tada kairiai pusiai, ta patrauklesnė. Ir ieškojau to atsakymo, neradau, jisai po to parodė, kad vienai yra padidinti vyzdžiai. Norėjau sakyti, kad bus vyzdžiai. Taip. Kaip tai ir kodėl tai veikia? Tai su vyzdžiais, taip, tai čia yra kiti momentai, čia yra kūno kalbos momentai, bet būtent su vyzdžiais yra, kad išsiplėtę vyzdžiai gali indikuoti tam tikrus dalykus, tai yra mūsų vyzdžiai išsiplečia, kai mes žiūrime dalykus, kurie mums patinka. Tai būtent žmonių kontekste, jeigu žiūriu kitam žmogui į akis ir aš matau, kad jų vyzdžiai yra išsiplėtę, tai man indikuoja, kad ko gero tas žmogus mano, kad aš esu ok. Ar tai būtų romantinis kažkoks etapas, ar tai būtų draugiškas etapas, bet kuriuo atveju tai ko gero indikuoja ne agresiją, o kažkokį tai, pavadinkim, pozityvę emociją.